Sveiki visi, čia yra 5 šūvis ir 9 epizodas ir šiandien aš laikau rankose telefoną dėl to, kad atsiminti, nes tikrai pamiršiu kažką paminėti iš pozicijų. Šiandien bandysim šaudyti skirtingom pozicijom. Tai yra stovint, tupint, klūpint, sėdint ir gulint. Ir pažiūrėsime, kuri iš šių 5 pozicijų yra tikliausia. Na, turbūt, aišku, tikliausia bus gulint. Bet noriu pažiūrėti, kaip kitos pozicijos skirsis. Klūpėsiu ant kelių, reiškia, užpakalis bus ore. Sėdėsiu ant kėdės, pasimsiu kėdę, ant kėdės atsisėsiu, stovėti ir viskas aišku. Tupėti irgi viskas aišku, tiesiog būsiu atsitupęs. Na ir gulint, tai pasiklosiu savo specialų dekį ir šaudysiu atsigulęs nuo jo. Tai už manęs yra taikinys ir sukabinsiu 5 taikinius žemėjančia tvarka, tai taip ir šaudysiu, stovint šaudysiu į aukščiausią, atsigulus šaudysiu į žemiausią. Vėjas šiandien pakankamai normalus, nuo 3 iki 4 metrų per sekundę, tai 20 metrų atstumui, labai didžiulės įtakos nedarys. Aišku, darys šiek tiek įtakos, bet labai didžiulės nedarys, nebent koks nors gūsis pagaus kulką. Tai gerai, einu susikliuot taikinius ir į kiekvieną taikinį darysim po 5 šūvius, čia jau turbūt aišku visiems. Pradėsim pirmą nuo gulimos, nuo pagal dėją taikliausios, pasižiūrėsiu, kur skrenda šūviai, kad plius minus žinočiau, kaip taikytis. Šaudau su standartiniam 8 greinų kulkom. Kadangi vėjo labai didelio nėra, tai neturėtų labai nuklysti. Mano tikslas pataikyti į tą kvadratuką. Kad visos kulkos sulistų kvadratuką. Nebūtinai į tą raudoną tašką. Aišku, aš į jį taikysiuos, į tą raudoną tašką, bet mintis yra pataikyti į kvadratuką. Tai atsigulus šaunu dabar į patį apatinį taikinį ir taikusi į kvadratuką, į apatinį kvadratuką ir į taškelį raudoną. Aha. Gerai. Biškiai aukštai skrenda kulka. Pabandykim šaut žemiau. Nu va. Niekad taip žemai žemės nesušaudęs. Aš žinot, ką sušaudom visą dėtuvę, tiek to. Šaunių turiu. Galim pašaudyti. Ar ne? O gūsis pareina, ne aš į kairę tikriausiai. Arba ne. Taip, dar šoviniai 2, jeigu aš neklystu. Paskutinis. Gerai. Dabar nežinau, kas sekantį šaut, kokį ar klūpint, ar tupint, ar sėdint, kas yra aukščiau, kas yra žemiau. Iš tikrųjų, sėdinė yra labai žema, tai manau, pabandysim gal sėdint dabar. Nors ne, sėdint bus, iš tikrųjų, iš komforto reikia į labiausiai nekomfortą. Tai pabandysim dabar sėdint, nes sėdint irgi turi būti nemažas komfortas. Tai dabar šausim sėdint į antrą nuo apačios. Atstumas tas pats. Šausim dabar į antrą nuo apačios. Viskas, jau dabar prasidės įdomumas. Dabar jau taip taikliai nebeis turbūt. Nes viskas pas mane rankose. Net į kvadratą nepataikiau. O! Kaip jums toks? Kaip jums toks?
Vienas, ne tik tais pro šalį. Man atrodo. Bet bullseye užtat yra. Gerai, paskutinė kulka. O, gūsis. Palaukim biškį. Nu va. Viskas. Sėdint padaryta. Dabar galvoju, tupint jaučiu patogiau bus, negu klūpint. Nes tupint vis tiek kažkiek tu to turėsi tokio stabilumo, o klūpint jau viskas, jau ore. Ginklas ore bus, nes klūpint aš dar galėsiu kažkaip kažką su tokiu ginklu pasidaryti. Gerai, bullseye yra iš sėdėsenos ir iš gulėsenos. Nu, žiūrėsim toliau. Tai dabar tupėjimas bus. Dabar tupėsiu. Nu, aš esu atsitupęs ir šaudysim dabar į vidurinį taikinį. Panašiai kaip atsisėdus, tik tais, kad užpakalis ore. Gerai. Vidurinis taikinys. Kojas tirpsta. Senatvė. Pirmas šūvis. Ir ką jis man? Eik tu savo. Taikinys juda labiausiai, bet kai taikliausiai eina, what the hell? What the hell? Dvi kulkos, kol kas eina į kvadratą. Stabiliai. Kažkas į pirštą kanda. Gerai, paskutinė kulkelė. Turim. Gan neblogą rezultatą, bet kojas pavargsta. Kojas biški pavargsta. Gerai. Dabar bus klūpint, kas, manau, bus labai sunku, nes čia labai daug akmenų. Nei žolytė, nei smėliukas, o kietas, sudžiūvęs žvyras su daug akmenų. Tai vien dėl to, kad kelių skauda, gali blaškyti ir galiu nepataikyti, nors iki dabar kol kas eina labai gerai. Gerai. Klaupiamės. Opapa, ir bandom. Bet klūpėsiu ne tai, kad atsisėsiu ant galinių savo kojų, ne. Tiesiog klūpėsiu kaip bažnyčioj. O tai va, eik tu savo, kaip nepatogu. Jaučiu čia dar nepatogiau negu, koks sunkus ginklas dabar, negu atsistojus. Ok, eik tu savo. Bliama, o dabar aš suprantu, koks ginklas sunkus yra. Bet neblogai pataikiau. Gerai. Eik tu savo. Pati blogiausia pozicija, kokia tai gali būti, bet kol kas trišųjų nei vieno pašalį. Nežinau, ar pataikiau ar pašalėjo. Eik tu savo, ar nugarą skauda, bliama. Skundžias kaip visiškas pensininkas, bet kelienų skauda, nugarą skauda. Ginklas sunkus. Net rankos dreba, eina savo. Čia jau visiškai. Nuleido, jau čia
Net jaučiu nei tą taikinį pataikiau. Prieš šaunant visiškai nusvyro ranka. Ai, tu savo. Nežinau, ar pataikau, bet 2 kulkelės. Ai, tu savo. Paskutinė. Bliama, kaip rankos dreba. Opa. Oh my god. Ne. Klūpinti yra absoliučiai nesąmonė šaudyti. Jeigu aš gerai suprantu, aš tik 3 pataikiau kulkas iš 8. Jaučiu stovėdamas tikrai geriau padarysiu. Iš tikrųjų labai smarkiai sviruoja ginklas. Jau atrodo kaip ir užvedai prie šovimo, tik žemyn arba aukštyn taikinys. Tai sakau, man atrodo, vieną kulką pataikiau į 3 nuo pačios taikinį. Šaudžiau į 2 nuo viršaus. Tai 3 nuo viršaus. Nu, į vidurinį taikinį, man atrodo, pataikiau. Gerai, 5 kulkos. Biškį leisiu atsipūsti savo rankytėm ir šausim stovint. Bet klūpint, tai niekad nemaniau, kad ant tiek sunku šaudėt klūpint. Wow. Iš vis man įdomu, ar kas nors šaudo klūpint, jaučiu nelabai. Gerai, atsigėriau biškį. Paskutinis etapas. Bliama, koks ginklas sunkus pasidarė. Gal reikėjo pradėti šaudyti nuo stovėjimo, o ne nuo gulėjimo. Atvirkščiai reikėjo daryti, jaučiu. Ok. Oh my god. Bet čia kažkaip biškį, čia daug stabiliau. Nepataikiau? What the hell? Šoviau tiesiai. Ai, tu savo. Ne, užvarginau rankas. Hebra, reikėjo atvirkščiai daryti. Pirmą reikėjo stovint šaut. Nuo sunkiausio eiti žemyn iki lengviausio. Užvarginau rankas, viskas. Žinot ką? Kitais metais darysim šitą iššūkį dar kartą. Tik tais jau atvirkščiai šaudysiu. Va. Kitą kartą jau atvirkščiai šaudysiu. Pradėsiu nuo stovėjimo pozicijos. Ne, viskas. Mano rankos visiškai nepratusios prie tokių dalykų, nes niekad nešaudau nei stovint, nei klūpint. Ir iš tikrųjų kitais metais pradėsiu šaudyti nuo klūpėjimo. Klūpėjimas, stovėjimas, tupėjimas, sėdėjimas ir, žodžiu, nuo sunkiausias iki lengviausias, nes klūpėti yra daug sunkiau negu stovėti. Stovėti kažkaip biškį stabiliau. Žiauri rankos, tu sako, kaip dreba rankos. Prieš tai matot šonuose 2 žali taikiniai, tai į juos šaudžiu stovėdamas. Tai visai gerai ėjo. Bet matau, kad klūpėjimas visiškai sunaikina mano rankų raumenis. Ok. Vos ne po kiekvieno šūvio reikia ilsėtis. Paskutinis šūvis. Nu ką, ir eisim žiūrėti, kas čia mums gavosi. Opa. Einam, pasižiūrėsim, kas čia gavosi. Gerai. Žiūrim nuo pačios turbūt, ne? Gulint. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, kitos gal čia lipo irgi kartu. Sunku pasakyti, bet visos tikrai lipo į kvadratą. Tik aš dabar 1, gal čia 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gal čia dar 1 lipo, nežinau. Bet sulipo neblogai, va, į bulais. Čia apie 4-5 kulkas pataikiau. Toliau, sėdint iš karto bulais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tikrai visos sulipo. Gražu, bulsai yra sėdint irgi. Toliau, tupint. Tupint irgi bulsai yra. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaip ir sakiau, šaudydamas į viršutinę vieną čia pataiko, nes 9 pataikymai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bet bullseye, man atrodo, buvo klūpint šaudant, tai, o ne klūpint, tupint šaudant, tai kaip ir viskas tvarkoja. Lygtais pataikau bullseye. Man atrodo, pati pirmą ir pataikau bullseye tupint. Gerai, klūpint. Klūpint turim. 1, 2, 3 ir čia kažkur 4. Ne, jeigu rimtai, tai tik 3 pataikymai. Bullseye pamiršk. Klūpint yra žiauriai sunku šaudyti. Praškai neįmanoma. Na ir stovint mes turim kiek? 1, 2, 3, 4, 5 pataikymai. Manau, būčiau visus 8 pataikęs, jeigu būčiau pradėjęs nuo stovėjimo arba nuo klūpėjimo, nežinau. Bet irgi bullseye nėra. Tai 2 bullseye nėra, klūpint ir stovint, tupint, sėdint ir gulint bullseye yra. Tai vat, kaip matot, tokie rezultačiukai. Iš tikrųjų labai pasisekė, kad nebuvo didžiulio vėjo, nes su vėju, nors ir iš tikrųjų klūpint buvo keli gūsiai pagavę, tai labai pradėjo mane mėtyti šonus. Bet laimė nėra labai dažnų gūsių ir nėra didelio vėjo, nes manau, kad šitas iššūkis nebūtų pavykęs. O dabar, sakyčiau, visai neblogai gavosi. Tai ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo 5 šūvis ir susitiksim sekančiam epizode.